Muzikinis takelis. Muzikinis takelis. Su jumis sveikinasi Muzikinis takelis ir mes šiandieną pristatinėsime žanrą funką, kuris yra R&B stiliaus. Funkas yra R&B stiliaus atšaka ir ją pristatinės Lukas ir Tomas, kitaip žinomas BBX Destiny, o aš Lukas Razgūnas by the way Instagrame. Taip pat papildomi mūsų inicialai bus pateikti komentare, aprašyme. Nepamirškite paspausti like, komentuoti, kas patiko, kas nepatiko ir manau mes nieko nelaukdami, Tomai, galime... Nieko nelaukdami ir važiuojam. Tai ką, kaip ir minėjai, tai yra funkas, tai yra R&B arba Rhythms and Blues stiliaus žanras ir turime tai, kad funkas besiformavo, kūrėsi 1960 vidury, būtent afroamerikiečių bendruomeniai. Ir būtent funkas iš tikrųjų, kuo jis yra kitoks, kuo jis yra išskirtinis, tai yra tai, kad jisai būtent kreipia daug mažiau dėmesio į melodijas ir į akordų progresijas ir jis labiau yra sukurtas, visas jo pagrindas yra ant perkusijų, tai yra būgnų ir ant bosinės gitaros. Tai vat bosinė gitara kaip kažkam galbūt toks instrumentas, kur labiau su roko stiliumi gal su asocijuojasi. roko ir šiaip toksai gal šešėlė, mažiau žinomas arba jis tiesiog daug kur nėra dominuojantis. Tai būtent funkas, būtent elektrinė bosinė gitara yra jo kaip ir svarbiausias momentas. Bet tuo pat metu yra svarbu, kad tai nereiškia, kad iš vis nėra jokių melodijų, iš vis jisai nėra ten kažkoks tai, žinai, nuobodų žanras. Ne, jisai taip pat naudoja, tos pačius turtingus akordus, paimtus iš džiazo, konkrečiau iš bebop džiazo, ir naudoja pakankamai kompleksiškus mušamųjų tokius ritmus. Ir čia kaip yra sakoma, yra tas žodis grūvas, tai sakyčiau, tokia yra tiesiog struktūrizuota rutina, kuri jau ta tokia aukso viduriuko rutina, kuri tave veža, ir būtent funkas irgi remiasi ant tokių grūvų, kurios, sukelia tokį hipnotišką ir netgi šokamą... tokį šokių jausmą. Tai būtent irgi, šiaip iš tikrųjų funkas yra tiesiog, muzikos žanras, bet kaip ir tam pačiam disko iš tikrųjų, tam tikrų momentų, kur dar atrodo gal dar ne šokių muzika, gal dar šokių muzika, tai sakyčiau, dalis funko jau būtų irgi galima priskirti kaip šokių muzikos, nors oficialiai tai yra tiesiog muzikos žanras, kuris tiesiog pradėjo formuotis iš anksčiau. Nuo dance arba pačio pradinio tokio kaip disko žanro, kuris buvo kaip diskotikio, apie kurį mes esame irgi pakalbėję, ir jisai taip po biškį atsiskirinėjo ir po to jie jau nuo 1960-ųjų vidurio daugiau mažiau jie jau pilnai perėjo į tą savo funką, kuriame ir atskiros taisyklės. Ir taip pat papildomai reiktų paminėti, kad tai funkas, kuris klasikinis funkas yra,
tai jisai labai stipriai evoliucionavo ir mes dabar turime daug skirtingų atšakų funko. Taip. Tai tą patį turim avant funką, avantgarde, funką boogie, hybrid of electric music and funk, funk metal, G-funk, čia Psichodelinį funką, psichodelinį funką. deep funką. Ir dar momentas, kurį norėjau Go pasakyti. go. Jo, go. Ir dar momentas yra tai, kad jo, tai susikūrė iš tikrųjų 1950 va tame, kas labiausiai klestėjo, tai čia per daug kaip sakoma, dabar nelysim, bet tiesiog gerai žinot, kad na, tai buvo soulas, pagrindė soulas, jazzas ir tas pats R&B, tik tais, nu, kitokioj formai. Ir va būtent jie tokie pirmieji jau, kur jau nešantis tą šokių visą vaibą ir tą visą nuotaiką, iš to vat pasiėmė. Kuria kažkokios naujos taisyklės. Tai aš norėčiau galbūt apie pačio žodžio kilmę daugiau pakalbėti, tai pats funk, jisai yra atėjęs iš labai senai, jau galima sakyti 1600-ųjų, ir jis iš pat pradžių buvo kaip ir funky apie 1900 metus džiaze labiau jis buvo naudojamas kaip gilus, stiprus pojūtis funky, bet baltųjų kultūroje, čia jau įeinam į tokį biškį politinį netgi galima sakyti tonusą, funk turėjo labiau neigiamą konotaciją kaip suprakaitavęs, turintis savo specifinį kvapą, o afroamerikiečių bendruomenėje tai turėdavo labiau funk, tai turėdavo savo atsidavimo požymį atliekant muzikinius kūrinius, netgi, sakykime, tą patį funko žanrą, kad žmogus taip gerai leidžia laiką, kad jis, na, lyg po treniruotės yra, kad iš tikrųjų tai yra tas visas toks suprakaitavęs, įsijautęs, įsivažiavęs į visą muziką ir kad jisai labai sunkiai dirba, kad išlaikyti tą ritmą, nes, na, tai reikalauja daug pastangų, automatiškai kur didi pastangas ten ir paprakaituoji. Nu, toks. Jo, tai praktiškai tai yra tas pats prakaitas, tik tais, kad jie paėmė tą tokį iš muzikinės perspektyvos, kad tai yra didelių pastangų toksai rezultatas ir tas visas jausmas, kad tu perdodi, žinai, kas yra logikos, o iš baltųjų pusės tai toks labiau, nu, tas toksai pašiepintis kažkoks sunėjimas. Ir pats pirmasis berods žodis, jeigu neklystu, tai yra iš lotynų buvo fumigare, tas pats seniausias. Jo, toks įdomus momentas, kad kaip ilgai rūka. Jo, kas reiškia dūmus, rūka. Which means to smoke. Tai gali būti tiesiog, jo, rūkyti arba, žinai, ten kartais būna keisti, jo, čia gali kartais būti iš tokių panašaus dalyko, bet išsirutulioja ir toks, tai daug skirtingų. Ir netgi dar galima iš tikrųjų pridurti, kad tas visas toj kultūrai funk, tai netgi, na, būtent jie vartojo kaip juododžių kultūra. Jo, juododžių kultūrai vartojo kaip kultūros nešimo dalis ta visa. Taip, ir jie neturėjo pačios ir muzikos, net tamsios odos spalvos atstovai turėjo ir tą visą muzikos pojūtį, emocinį pojūtį ir tų žinių pojūtį, kuris irgi susisėdavo būtent į patį funką. Ir netgi ta pati jų visa kultūra, kuri būdavo ties gatvės vakarėliais, dramomis, teatrais, naktiniais klubais ir visomis skirtingomis medijomis, kurios yra susijusios su pasilinksminimu arba tuo tokiu gero laiko praleidimu. Tai aš manau, dabar galėtume mes toliau judėti prie pačių charakteristikų, galbūt aptarti ir kažkiek pasižiūrėti, kas per charakteristikos yra funko, kodėl jisai skaitosi funkas ir kas čia per taisyklės tom. Tikrai taip. Tai funkas, kaip ir prieš tai minėjom, ar ne, tai yra iš džiazo ir soulo
toksai susikūręs toksai hybridas. Ir pagrindas funko, kodėl, vat, ką jisai kaip žanras, kodėl jis toks, na, ir išpopuliarėjo, ar kodėl jis toks įstrigo, tai iš tikrųjų netgi iš vienos dalies netgi funko tarsi atstovai, lygindami su vėliau išpopuliarėjusiu disko, kuris iškilo nuo funko, sako, kad kadangi funkas yra lėtesnis, kadangi jis yra, vat, sulėtino tą tempą, atsirado daugiau erdvės, atsirado daugiau vietos ir kitiem instrumentam pasireikšti. Ir automatiškai yra sakoma, kad lėtesnis žanras jis yra labiau seksy, jis yra labiau toksai, Skirtas gal tokiom romantiniam akimirkom. toksai, sukuria tokio išjautimo, romantiškumo, toks leidžia labiau, gal giliau tos atskirus garsus, juos labiau suvirškint. Ir šiaip gaunasi, kad tu tiesiog esi mažiau apkraunamas garsais ir tu turi dar, klausydamas muzikos, turi galbūt dar laiko tuo pat metu sutapatinti, socializuoti tai su kažkokiais dar papildomais, nežinau, romantiniais jausmais. Čia tiesiog buvo kaip pavyzdys, na, kad... Ir iš tikrųjų pagalvojęs, aš irgi, kaip pagalvoju, tai iš tikrųjų, kuo yra daugiau pridedama garsų, kuo tas, ir netgi tempas greitesnis, tau tai tiesiog pradeda užkelia, tarsi, energiją, užkelia visą apkrovą ir tu tiesiog mažiau pradedi, tu mažiau kažkaip, ne tai, kad neįsijauti, tiesiog mažiau galvoji ir tu tiesiog energijos tokios. Pačią muziką, kokius garsus tu girdi, nes tau jau pradeda, tu nelabai galbūt supranti iš esmės, jeigu taip pasižiūrėjus. Jau iki kažkokio momento galbūt kai kurių garsų praleidi juos, nepriemi, žinai. Jie tokie, kaip tai vadinami, ta prasme, fileriai, tai tokie užpildai. Užpildai. Ir kitas yra labai svarbus dalykas, kad kartais net būna čia dabar biškai nukrypstant, būna su muzikiniais tekstais, kad, na, pavyzdžiui, kaip hip-hop'e yra tas repavimas labai greitas ir būna, kad tu kartais visą laiką galvoji, kad ten buvo vienoks žodis, nors kai tu paskaitai teksto žodžius, ten yra visiškai kitas žodis su kita tokia, kaip galbūt net mintim. Taip, mintim ir tu toks. Filmai dėl to. Ir net, tikrai būtent, ir netgi jeigu net ir be kažkokių tai efektų, kur aiškiai ryškiai yra ten, tarkim, surepuojama arba padainuojama, pavadinkim, tu net, gali net nepriimti, net tu to tokių detalių truputėlį tavo protas išmeta. O funke, lėtesniai muzikoje, ypač kur ir bosinė gitara dominuoja, net ir tie patys būgnai, ten po to pakalbėsim dar, bet viskas yra, kiekvienas turi savo identitetą, savo rolę, kiekvienam yra skiriama erdvės ir funkas, ir kadangi kai išsitempia tempas, išsitempia trukmė, gaunasi, kad atsiranda erdvės ilgesniems muzikiniam motyvam. Atsiranda automatiškai noras ir vietos, kad kažkokios tai melodijos, kažkokios tai, pavadinkim, tiesiog, jeigu paprastai kalbant buitiškai, natų deriniai, tiesiog atsiranda vietos juos daryti ilgesnius ir kad jie papasakotų kažkokią ilgesnį mintį. Nesvarbu, ar tai būtų akordai, ar tai būtų kažkokie tai pavieniai natų pakrepždėjimai, žinai. Ir gaunasi, kad prieš tai, prieš tai Soulas buvo įvedęs tiesiog, kadangi tuo metu grojo truputėlį greitesnis, tai pavadinkim funkas ten, jeigu vadinkim tais BPM-ais, tai yra 2G per minutę, tai ten nuo 100 iki 120, 125, po to aišku viskas greitėjo, bet šitame BPM-e buvo, kaip ir minėjau, tos daugiau erdvės, o Soulas buvo čiut galimai greitesnis. Ir buvo norma, tai yra 8 natų tokie motyvai. Tai yra tokie, pavadinkim, dviejų taktų tokie melodiniai pasikeitimai, melodiniai motyvai, kurie, kai greitesnis tempas, automatiškai jie ir greičiau keičiasi. O funkas prailgino ir tada atsirado tas tiesiog 4 ketvirtinių, 16 natų, kas jau sudaro tą, vadinamą tą barą,
4 po 4 ir turim jau 16 natų, tą visą melodijinį segmentą. Ir tai labai tiko funkui ir jis va tokį struktūrinį pakeitimą padarė, kas labai patiko ir vėlgi, sakyčiau, čia reikia, vis tiek, visgi šiai dienai net ir, sakyčiau, kad funkas visgi yra ne kiekvienam, tai yra, toks truputėlį, kaip aš vadinu, intelektualesnės muzikos žanras, kur tu truputėlį turi išgirst, suprast, paklausyt. Jį turi įsileist, bet Truputį atidžiau, žinai. Bet jo tam tik, sakykime, man asmeniškai tam tikri kūriniai turi tokį teigiamą iškart užbūrimą, man bent jau. Tokį kabliuką, ne? Taip, ir jis dažniausiai, kuo man labai patinka, kad jisai yra labai labai teigiamas, labai labai pozityvus ir dažniausiai apie labai pozityvius dalykus. Ir tai labai įtraukia. Ir plius kitas dalykas, kad tu turi džiazo kažkokių elementų, kurie irgi įtraukia. Nesakau, kad nebūna to klasikinio džiazo elementų, kurie, kartais pavargsti nuo jo, bet dažniausiai jis yra pozityvus. Tai va čia tas toks labai labai geras dalykas ir galbūt netgi galim būtų dabar pereiti prie pačios harmonijos, jeigu tu nori dar, ar nenori daugiau. Galim? Galim. Tai pati harmonija irgi, kuo jinai yra įdomi ir kad tas turtingumas to pačio funko ir ateina iš tiesų tų akordų, kurie buvo rasti pačiam bebop džiaze. Taip pat mes turime labai platų tokį spektrą skirtingų atlikėjų, kurie kaip ir patys pionieriai buvo funko. Tai vienas iš tokių, kuris ir man labai asmeniškai patinka, kurį mėgstu paklausyti, tai James Brownas. Tai jisai toks, unikalus, ypač pozityvus. Manau, daug kas yra mūsų amžiaus ir girdėjo kūrinius filmuose, kai rodydavo tos vakaro filmus, kur, pavyzdžiui, man atrodo, tos pačius Bad Boys, kur yra ir taip toliau, ir yra tam tikrų ištraukų, muzikinių ištraukų, kur yra panaudoti jo kūrinių ištraukos, kurios labai, labai taikliai apibūdina. Aišku, dažniausiai tu sutiksi tamsios odos spalvos kaip productioną turinčiose, sakykime, tokiuose atlikėjus ir filmuose. Tai va čia iš pačio... Bet jie daugiausiai kūrė, jie daugiausiai eksperimentavo, daugiausia tų tokių ir kombinacijų sudarė ten, žinai, su džiazistais skirtingus. Tiesiog labai gerai buvo įvaldę savo tuos instrumentus, savo stilistiką ir ją labai gerai visą laiką nešė ir, taip prasme, rodė per dešimtmečius. Taip. Ir dar reiktų paminėti George Clinton ir Prince. Ir Princas, jo. Taip, tai čia Princas, ši trijulė yra labai, labai stipri. Aišku, James Brownas, kuo jisai yra unikalus, kad jisai dar iš disko atsinešė labai daugą, kad jisai kaip ir atėjęs iš tokio žanro, kuriame buvo labai aiškios tos taisyklės. Jis negalėjo pasimti iš disko, nes disko atėjo po funko, bet jis galėjo pasimti iš džiazo ir soulo. Taip, atsiprašau. My bad. Būna, viskas gerai. Būna. Tai Šiaip Jamesas Brownas yra pionierius šito žanro, bet mes gal apie Jamesą galbūt... Čia jau kitoje dalyje mes labiau, nes šitoje labiau liekam prie atskleidimo pačio žanro, iš ko jisai susideda ir tiesiog toks lengvas apibūdinimas. Sudedamųjų dalių. Aš tai gal prie harmonijos tik tą pridėsiu, kad tiesiog konkrečiai mes ten tų akordų neįvardinsim ten, žinai, nes ten yra labai, labai konkrečiai ten parašyta, žinai, bet tiesiog pats principas, kad tiesiog turėjo savo stilistikos tam tikrus akordus, tam tikras kombinacijas, manos tokias labiau mažorinės, dėl to jos tokias galbūt pozityvesnės ir su tom kombinacijom tiesiog jas, ta prasme, lūpindavo ir gaunasi, kad per kelias oktavas sukuria tokias harmonijas, tokias kaip funkinės, galima sakyti, ir išlaikydavo per kūrinius tą visą nuotaiką. O manau, galim šitą visą progą
tiesiog perbėgti per instrumentus, ar ne? Taip, tai vat būtent ir prie jų norėjau eiti, tai pagrindinis yra, vat kaip ir minėjai, tą patį grūvą kūrentis bosinė gitara, kuri yra, vat, na, pavaizduoju. Beatbox. Jo, šiaip gerai, kad priminėjai, kad dar turiu tokį dalyką. Tai Tu turi tokį sugebėjimą. Jo, mano bosinė gitara gal tokia truputėlį užfilterinta, bet kadangi visokių buvo, nes po to buvo naudojami Elektrinė. ir pedalai visokie, Taip, kurie taip. keičia, tai gali būti ir... O po to gali būti ir šiaip kažkokie tai atskiri gitaros. Va tiek mau. Tokie paprasti elementai, kurie labai labai stipriai buvo išnaudojami. Tikrai taip, ir bosinė gitara, pavadinkim, paėmė tą kūrinio veidą, tai yra tas tipo hukas, arba kablys, kaip pavadins, nepagadinsi. Ir kūrinio atliekamo kūrinio įtraukiamoji dalis, jeigu taip galima pati svarbiausia įtraukiamoji, jo. Čia iš esmės ant angliško termino huko yra dabar iš esmės statomos visos dainos, nes kartais nuo gero huko priklauso, Faktas. ant kiek sėkmingas bus kūrinys bendroje medijoje. Tai čia vat yra labai labai svarbus momentas. Ir mano manymu, kūrinys turi turėti veidą, turi turėti pasakojimą ir dažniausiai didžioji dalis melodiją tą sukuria, tą padaro ir būtent funk'e bosinė gitara turi tą pagrindinę melodijos nešimo dalį, tik tais natas gal nėra gal įprasta tiesiog dažnai ausiai, kad tas žemas bosinės gitaros garsas, tembras, dažnis gal ir kad jisai darytų tą pagrindą, bet labai sėkmingai funk'e dominuoja bosinė gitara, kuri nėra užgožiama, kas yra fainai, bet tuo pat metu ir prisideda kiti sluoksniai, kiti instrumentai, kurie neužgožia, o labai gražiai papildo. Ir aš netgi iškart dabar, kadangi prisimenu, tai Stevie Wonderio Superstition kūrinyje tiesiog, mano manimu, toks labai funko toks reprezentatyvus kūrinys, kuriame tiesiog labai gražiai girdisi tas bassas, ta bosinė gitara ir labai aiškiai girdisi, kad čia yra funk. Ok, tai dabar, manau, nuo bosinės gitaros galime judėti prie būgnų. Kaip ir didžiojo dalyje visų tokių stilių, bendrai būgnai labai main role atlieka. Jeigu taip galim pasakyti, tu kaip ir... Ir šokių muzikoje, turi būti būgnai, jie duoda tavo energijos. Aš visada taip sakau, man, būgnai asociuojasi, jie duoda taktą, jie duoda kažkokią tai tempą, jie duoda ritmą, duoda energiją, o visa kita jau duoda emociją. Nors šiaip funk'e patys atlikėjai sako, kad jų būgnai atneša ir emocijos, ir jausmo. Aš labiau manau, kad tai labiau yra tiesiog pagrindas, tiesiog kūrinio kaip karkasas, bet visi kiti jau užpildo spalvom, kažkokiais papildais, jeigu tai pasakojimu, papildais, o būgnai... Papildymais galbūt, ne papildais. O būgnai, klasikiniai būgnai, kur, tas kikas vadinamas... Sneras. Jo, sneriukas. Kick, snare. Kick, snare, hi-hat. Ir būdavo tiek paprastas, tiek paprasti nesudėtingi ritmai, o taip pat ir būdavo kompleksiniai ritmai, ką prieš tai sakėm, kad susideda iš kompleksinių šiaip jau ritmų funkas, kas iškart jau sukelia tą intelektuališkumą, nes tu jau turi, tu automatiškai smegenis pradeda, čia truputį ten. Kas čia vyksta? Ir toks, čia truputį kažkas greičiau įvyko, pradeda kažkas laužyti, tau laužo smegenis ir tada tu pradedi kažkaip... Tokį kaip į psichodelinį, tą tokį neprieštatų taisyklių,
kuomet tu neturi to pastovaus, Duoda vietos nusistovėjusio ritmo, paimprovizuot. jo, ir tu tuomet ta improvizacija ir tu toks, pala, aš to nesitikėjau, čia taip ne. Čia kažkaip Taip, nesikartoja, taip, čia taip, taip, kažkas va to, žinai, va tai to monotoniškumo nėra. sumažino jo, smarkiai sumažino Ir paiškumą. tada, manau, galime dar paminėti seną gerą elektrinę gitarą. Jo, Seną gerą. aš dar tik prieš tai paminėsiu prieš elektrinę gitarą, dar labai trumpam irgi tiesiog prisiminiau, kad tas pats Jamesas Brownas, vat ko jis tiesiog įsiskyrė, kad vat, kas liečia būgnus, tai jis buvo netgi pasamdęs 2 būgnininkus, kur vienas palaikė tą pagrindinį tą bitą, o kitas galėjo tokiais, tarsi, fileriukais irgi pasižaist, Užėjimais, jeigu ne taip galim tokiais pasakyt, užėjimais, bam, ir tiesiog dar, tai kad netgi Dar kartą. ir netgi tiesiog dar labiau, na, nežinau, pagyvint, sutankint, Padėt sujungt. sujungtą funką. Ir žinai, kaip sakoma, kai kuo daugiau atskirų atlikėjų, arba tiesiog tų instrumentalistų, kiekvienas savo dalį gali daryti kokybiškai, negu vienas ten, žinai, viską daro, aš nesakau, Visų kad gali galų daryti meistras. blogai, bet jo. Tai Tai kartais 2 atskirai yra geresni savo galų meistrai negu vienas ir gali padaryti kažką tokio, nu, išlaužyti gali taip ritmą, ko vienas gali neišlaužyti. Gali kažkur vat panaudoti tą laisvą laiką, kol vienas laiko Būtent. vieną tempą, kitas gali pridėti. Arba turime kažkokį laisvesnį laiko intervalą, galima jį irgi išnaudoti pakankamai. Tai manau, dabar jau galime judėti prie elektrinės gitaros, ar nelabai? Nes aš tai galbūt labiau, net nežinau, elektrinė gitara kaip ir elektrinė gitara. Aš neturiu nieko prieš ją, bet ne mano. Ne mano dalykas. Man galbūt labiau keyboards yra, bet ne Roko- gitaros. Roko fanai tikrai liktų nepatenkinti tavim. Jo, šiaip elektrinė gitara, toks, sakyčiau, nėra svarbiausias, bet ir nėra nesvarbiausias. Jis yra savo vidutinę rolę atliekantis instrumentas, kuris, šiaip sakyčiau, irgi nežaidžia labai- pirmą. Jo, nežaidžia pirmą, skaičiu, žaidžia kokia 3, bet vis tiek labai fainai, kai ir jo, ir ten nėra, žinai, ten nėra pjaustoma ten akordais ir jis negroja kaip sakai, pirmų planų, bet va tokios pavieniai tų natų, kaip sakai, įmetimai, išdėliojimai, jie tiesiog vėlgi suteikia kažkiam tai kūriniui kažkokio kitokio, žinai, kitokio skonio, prieskonio. Na tai, perinant prie klavišinių, tai turime akustinį pianiną, taip pat turime elektroninį pianiną. Jo, šiaip elektrinis pianinas. Kur pakankamai intensyviai buvo naudojamas ir... Turim klavinetą. Turim klavinetą, turime porą grupių, tai Earth, Wind and Fire, September, taip pat turime Billy Preston, Will It Go Round in Circles. Jo, tarp kitko, čia viena grupė tai jau esam girdėję prie disko minimų grupių. Taip, tai, Earth, Wind and Fire. Jo, tai čia dar vienas pavyzdys, kaip tiesiog persipina kai kurios grupės, nu, tiesiog jau istoriškai žiūrint, pereina iš vieno į kitą arba panaudoja kažko. Arba kažkas tiesiog pagreitina, tą patį žanrą pagreitina ir tu jau viskas, tu esi disko. Ir galbūt ten gauni jau kažką, oi, kas čia įvyko, žinai. Ir jo, tai būtent tie visi klavišiniai, kurie labai tiesiog limpa, ir netgi yra vargonai. Tas pats buvo naudojamas, tas tipo Hammond trečias Hammond B3 vargonas. Šiaip vargonas labai gražus instrumentas. Aš vargoną vis kažkaip su religinė, ir man jisai kažkaip nėra atskleistas, man jisai tokiam Gal dėl to tu vargonas su religinė, dėl to, kad galbūt bažnyčiose jis būna... Ne, tai tą ir turiu omeny, kad jisai man kažkaip nėra atskleistas kažkokiu galbūt mane dominančiu arba man patinkančiame žanre, kurio aš per daug net klausyčiau ir tuomet galėčiau pasakyti, gerai, čia
va čia vat man jisai, arba aš gal jo net dabar dar nesuprantu, Gal nes net neturiu to, netkreipiai. netkreipiu Jo, dėmesio, jo. nes aš neturiu, sakykime, ten tokio išsilavinimo, arba neturiu tokios klausos, kad galėčiau šį atpažinti, kai jisai, sakykime, yra sufiltruotas, sudarytas taip, kad atrodo, nu, kaip Pasimeta ir atrodo kaip taip, kažkas kitas. Tu taip, įsivaizduoji kaip kitą instrumentą. taip, 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 nors ten, sakykime, būtų tas pats vargonas. Jo, bet šiaip aš taip, kaip mano suvokimas išneša, tai šiaip vargonai, nu, tas tikrasis vargonas šiaip brangus instrumentas. Jį ten Taip. visą, jį ten taip, nu, ne bet kas čia pagros su vargonu. Yra labai retas ir brangios struktūros vargonas. Ir jam ir vietos nemažai Ir reikia. vietos nemažai. Ir čia, nusakau, dėl to man jis tokia, vat, kur daug jo negirdi ir norėtųsi daugiau išgirsti. Aš dabar net galvoju, ar aš gyvai esu girdėjęs. Gal ten kokioj nors bažnyčiai ten gal ir kažkas grojo fone, žinai, bet iš tikrųjų kažkur teko tikrai, ar gal ir filme, ar tai kažkur teko išgirsti, bet ir tai čia ten, yra, žinai. sakykim, kur pagroja, nu, vat, sakykim, iš bažnyčios, jeigu taip tiesiog žiūrint, tai vis tiek tai tu ten neturi to tokio kaip laisvo to pasigrojimo vargono, Taip, kur tu va galėtum, būtent. tu ten turi tą apibrėžtą savo vagą, jeigu taip galima sakyti, ir tu Jo. joje varai ir tu nieko daugiau kaip ir negali Taip, eksperimentuoti. Tu turi tą stilistiką Taip, ir tu ir tu plius ją minus toj varai. stilistikoj ten turi, žinai, va, tą Išlaikyti, visą tu ją turi išlaikyti. bažnyčios vaibą turi išlaikyti. Taip. Na tai nuo klavišų galime perėti prie vokalų ir pačių žodžių. Pučiamųjų net sakyčiau, irgi galima paminėti. Pučiamųjų Irgi galime paminėti, tikrai. Šiaip, Aš tai aišku būna ir- labiausiai norėčiau ragą paminėti, papūsti ragą. tai galim nuo pučiamųjų iš tikrųjų taip ir... Jo, šiaip saksofonas Saksas. yra irgi Senas geras saksas. geras saksas, nes vėlgi, jeigu ateina iš džiazo, tai tikrai bus panaudojamas tie patys tavo ragas vadinamas. Ragas, pūsti ragą. Trimitas, ar ne? Trimitą turime. Ką dar turime? Dabar galvoju. Nes, Pagrindiniai. sakykime, čia turime iš pučiamųjų, taip pat jeigu grįžtant prie pačių žodžių, tai jie ateina ir miksuojasi iš afroamerikiečių tos Tai jau prie vokalo. Taip, vokalo, Jo. žodinės stilistikos. Taip pat reikia nepamiršti, kad funkas susideda iš pareikimų, surikimų, kažkokių aimanavimų, melodinių išdainavimų. Taip, ir jie dažniausiai su tuo teigiamu nusiteikimu, jeigu taip galim pasakyti, ir tas turi va tą hey, hit me! Ir va, Jo, tu toks- tokius turi, kur toks, okei, gerai. Funk! Taip. Tai va čia va, jo toks netgi išskirtinumas pats yra. Ir netgi dar va, tiesiog tave papildyčiau, kad va, su tais tokiais net garseliais tiesiog nebuvo bijoma tiesiog parodyti ir tą balsą netgi kaip instrumentų dalis. Taip. Kad jis gali, žinai, ten tarsi netgi kažkokį ritminį ten gali ten. Ei, žinai, kažkokį netgi kažkokį įvedimą, ar tai kažkokį Taip. palydėjimą kažkokio garso. Tai kad tokios platesnės reikšmės tas vokalas irgi, kur jeigu neturi ten ko padainuot, tai nereiškia, kad tu ten turi tylėti. Tu gali, žinai, Ar kažką paniniuoti. suteikti, kas suteikia papildomą kažkokią energetinę emociją. Taip, prie viso to. Na ir tuomet liko vertus paminėti Paminėti dainos. keletą kūrinukų. Tai aš manau tas pats James Brownas and the Famous Flames, tai Cold Sweat. Svarbiausias, sakyčiau, kūrinys, nes jis yra tas 67 metų. Taip pat dar galima būtų paminėti Gateway, Earth, Wind and Fire, tai Taip. čia jau 76 metų. Jo. Ir dar didelė selekcija yra kūrinių. Tai mes jau atėjome į pabaigą mūsų šios laidos. Mano paminėtas Stevie Wonder Superstition. Taip, tai va čia šitas yra momentas. Tai mes jau atėjome į pabaigą šios laidos, tai čia yra pirma dalis iš 2. Antroje dalyje mes jau labiau gilinsimės į pačią raidą istoriją, kaip kas vyko. Taip pat pridėsime nuorodas su mūsų manimu vertais perklausyti ir vertais jūsų ausies užmetimo mikso, pačio funko, kur Tomas panaudos savo miksinimo, remiksinimo įgūdžius ir sujungs kažką mums įdomus paklausyti ir išklausyti. Tai tikrai siūlau
pasižiūrėti aprašyme, ten bus SoundCloud Bus linkas. tiesiog gera papildoma praktinė, kaip sakoma, Taip, praktinės taip, taip, žinios. taip. Tai va čia vat mūsų toks pagrindinis ir yra dalykas, kad teorija sujungt su praktika ir kad Kad visą tai uždėt tokiu bendru suvokimu, kad Jo, tokį užtampuoja, kad tiesiog geriau įsimintų ir suteiktų kažkokius prisiminius asociacijas, kai kažką Taip, girdi, kad taip, žinotum, taip. kad tai girdi. Tai vat, tai tiek iš mūsų. Ačiū, kad klausėt, kas žiūrėjot, tai žiūrėjot. Dar kartą palikit komentarą, paspauskit like ir susimatome kitame epizode. Viso iki. Muzikinis takelis. Muzikinis takelis.